Klaipėdos naujoji perkėla čia yra. Laivai atplaukia, keltai. Smagu, gražu. Tai šiuo atveju yra 2 aikštelės automobilių palikti. Tai matau viena šita aikštelė. Ir dar va tenais yra, tai parodysiu. Ir dar yra antra aikštelė šičia. Ten servizas kažkoks. Taip, už parkingą susimokėti galima čia. Žalioji zona yra ir šiandien yra nemokama, kadangi yra darbo diena. Šiaip 10 valandų 3 eurai. Tai nebrangiai labai. Ne tik laivai plaukia, bet ir garvežiai. Perkėla automobiliams. O ten yra pėstiesiems. Toliau yra ir dviratininkams. Galima įsigyti keleivių bilietuką. Paspaudžiam pirkti bilietą. Pasirenkame keleivį su dviračiu, reiškia vienas šiuo atveju. Ir spaudžiame, pavyzdžiui, pirkti. Šiandien yra nemažai dviratininkų, tai po dešinę yra pėstiesiems skirtas praėjimas, o tenais yra su dviračiu ir vežimėliams. Mane praleido žmogus. Štai kiek dviračių susirinko į keltą. Daug. Švartojamės. Kritinė masė. Į Nidą, į Smiltynę. Kažkokis kalnas, tik išvažiavus į Smiltynę. Vieni važiuoja, kiti tempės dviratukus. Kas kaip mokas, tas taip ir važiuoja. Įveikus kalną laukia tokia nuokalnė, kaip ir gyvenime, kaip ir amerikietiški kalneliai. Tai pakylam, tai nusileidžiam, kaip ir pačiame gyvenime. Tai kylam, tai leidžiamės. Jei! Iki Nidos 45 km lieka. O kiek dviračių? Dviračių takas pirmyn, atsargiai, atsargiai. Va, sustojau prie laiptukų, pažiūrėsim ką. Užlipus pamatysiu. Akimirka žavinga. Štai ir jie. Jūra. Smiltynės miškai. Pasirodo, šalia dviračių tako galima atrasti štai tokį grybą. Baravyką. Išrausiu jį. Va. Sukirmijęs baravykas. Gal nefokusuoja. Bet ką aš padarysiu? Aš padžiausiu jį voveraitėm, reiškia miško gyventojam. Galva beveik sveika, keletas kilučių. Padžioviau voveraitėm. Ne tik baravykų galima surasti, bet ir va tokių makavykų. Labai skanūs grybai valgomi. Aišku, šį kartą juos paliksiu čia. Prie dviračio tako.
Šitas ženklas rodo kelią į Nidą. Gražios samanų paklodės kokios. Labai gražu. Super. Pasirodo, čia auga ir bruknės. Raudonuoja. Va. Ir va ten, dar toliau. Kokios skanios. Pirmas sutiktas tualetas buvo po 17 km nuo Smiltynės. Vaizdai šiaip iš tikrųjų labai gražus. O va, kaip gražu. Labai gražu. Tai po 19 km pasiekta Juodkrantė. Žmonių nėra per daugiausiai. Vitamino C dozė bomba. Erškėtrožių vaisiai raudonuoja. Išdžiovinti labai skanus, kaip saldainiai ir labai sveika. Tiek žmonių. Juodkrantės laiveliai. Galima nuplaukti iš Juodkrantės į Nidą. Kaina 16 eurų, arba galima grįžti į Klaipėdą 15 eurų suaugusiam. Ir tvarkaraštis vat yra. Vandens dviračiai, valandos kaina 20 eurų, pusvalandžių sakė 15 eurų. Labas rytas, tai naktį praleidau Karklės kopose, palapinėje miegojau. Naktį žaibavo, lyjo, bet namelio nesugriovė, nes pastatytas ne iš šiaudų.
Taigi atvažiavau gal 10 valandą, nors sakė pusė Lietuvos į pajūrį atvažiavę, bet mums dar surado vietą. Labai malonu, kaimynai irgi pasitaikė faini, sveikinasi visi. Tai tikrai faina, realiai susimokė 8 eurus už parą ir viskas. Ir gali ilsėtis, tai labai puiku, 16 km nuo Naujosios Perkėlos. Tai labai džiaugiuosi. Su dauguma žmonių išvažiavo, čia mažiukas toks kempingiukas. Bet va taip atrodo. Karklės paplūdimys.